Sveiki, mėlyjeji Lietuvos futbolo žiūrovai, žiūrovės, mylėtojai ir mylėtojas. Susitinka žalia balta prieš geltoną juodą. Futbolo akademija Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Tai tačiau Šešplaukis spūstelė ir to pasakė Šebetūnas gali smūgiuoti. Šebetūno smūgis pavojingai. Dalyvauti šiame renginė. Romanovskis perdamas link Šebetūno ir ukrainietis kažką sugalvos. Tai taip smūgiuoja. Ukrainietis ir Igno Pluko puikus žaidimas. Deda kamuolį Šešplaukis. Jankauskas. Romanovskis. Smūgiuoja Romanovskis. Geras smūgis, įvartis! Koks įvartis! Kažkas neįtikėtino! Kažkas fenomenalaus! 13 numeris Danielis Romanovskis. Štai tokią bombą siunčia į Kauno Žalgirio ekipos vartus. Vau, norime pamatyti pakartojimą. Vau! Štai toks LFF taurės pusfinalis ir šeimininkai švenčia. Pasižiūrėkite, Lietuvos rinktinės ekipos saugas Romanovskis nuo skersinio. Šalia ir Šešplaukis ir Kuklys. Štai taip, Kuklys tikrai gali prasmūgiuoti. Kuklio smūgis šalia. Rengti kažką pavingesnio. Kratos Irgado perdavimas. Link antrojo viršto. Geras perdavimas iš tikrųjų, tačiau ten niekas nelaukia. Štai toks smūgis per save. O dangau! Vau! 1-1. Vau! Per save. Šiandien įvarčiai yra kažkas fantastikos. Šiandien įvarčiai yra kažkas nuostabaus. Danieliaus Romanovskio smūgis pirmajame kėlinyje. Pražanga. Romanovskis perdo kamuolį. Ir vėlgi Šebetūnas kuom atsako. Urbys 1-1. Dabkus prieš Urbį, kuris laimės. Urbys smūgiuoja. Didžiulė, o Suklys tikrai niekam nesinori. Štai toks perdavimas. Ir koks rikošėtas. Ir turi būti smūgis, kadangi baigėsi laikas. Urbio perdavimas, štai taip. Micevičiaus smūgis. Olbergis! Rezultatas tampa 2-1. Sigitas Olbergis paskutinėje pirmojo pratęsimo laiko minutę. Štai taip, po tokio apmaudaus epizodo, kuomet Kauno Žalgiris savo ekipos zonoje kontroliavo kamuolį, yra uždirbtas kampinis ir tokia situacija. Urbys, Micevičius, Jankauskas. 1-1 jie lygius. Jankauskas, ar matysime smūgį? Matome smūgį ir Šiauliai triumfuoja. Šiauliai džiaugiasi ir galbūt per anksti, tačiau Šiaulių futbolo akademiją sveikinu su LFF taurės finalu. Ir Transinvest ekipa jau tikriausiai regi savo varžovus. Šiaulių futbolo akademiją Eligijus Jankauskas. 3-1 ir spalio 1 dieną galbūt dar šiek tiek per anksti kalbėti, tačiau jeigu labai toksai įdomus sprendimas, Kratos Irgado perdavimas į kitos aikštelę. Na ir matysime įvartį! Pamatysim, kui komanda kels taurę į viršų ir rungtynės pasibaigia. Nuostabios rungtynės, neįtikėtinos rungtynės, tiek emocijų.